Tarsi svarbiau žurnalistai ar šventas raštas? Šventas raštas, noriu, kad ir jie žinotų, prokurorė, tai jie žino, jie yra juokas tik sukelia šventas raštas. Ne šventas raštas. O kas? Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo iš tų valių. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais. Jiems buvo už tai apmokama. Jie nesirūpino pažinti Dievą. Tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanymų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės, piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie Dievo nekenčiami, šmeižikai, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai darantys verti mirties. Ir ne tik patys tai daro, bet ir palaiko taip darančius. 118 kartų. Dar yra baisesni žodžiai visiems seksualiniams iškrypėliams. O jūs juos ginate. Tokių žodžių negirdėjau, kaip kaltinimas. Tai pas mane tai yra daug švelnesni buvo žodžiai. Daug švelnesni, aš nesakiau, kad jie verti mirties. Jie net nepasakiau, kad Dievo nekenčiami. Ką apaštalas Paulius sako? Aš labai mažai pasakiau. Daugelį vertimų yra žodis iškrypimas. Yra. Yra parašyta, čia Petras perskaitė, kad už tai buvo vertai apmonijama, bet daugelį vertimų yra parašyta už iškrypimą vertai apmonijama. Ir daugelį vietų pasakyta, kad tai pasibjaurėjimas, tarkim, kunigų knygoje yra pasakyta. Nesupulsi su vyriškiu kaip su moteriške, nes tai yra pasibjaurėjimas. Yra taip galvoju. Yra, kunigų knygoje yra. Čia niekas nesiūlo jų mušti ar kažkaip smurtauti. Tiek Valinskas ar kas šauti, aš nesu. Tokie dalykai. Tiesiog vertinimas. Noriu paprašyti.